Na kągi, tai mes pradėsime poezijos pavasario skaitymus prie Žemaitės, poečių skaitymus prie Žemaitės. Poezijos pavasariai yra tokia nuostabi šventė, kiekvieną kartą išrenkami poezijos pavasario laureatai. Tų laureatų iš tiesų yra labai daug. Jų yra per 61 poezijos pavasarį 61. Dabar tokia mažytė matematika. O kiek yra laureačių tarp visų laureatų? Iš 61, kas pasakys teisingą skaičių? Iš viso yra 61 laureatas, įskaitant ir laureates. O kiek yra tik laureačių? O 15 jūs per daug optimistiškai galvojate, atsiprašau. Ne? Mažiau? 6 biškiau tai per mažai, jau čia visai mes nevilty būtume. Bet truputį geriau negu 15. Arčiau to taško. Kaip? 11 arčiau, dar arčiau, bet irgi ne 11. 10. Taip. Ir ta proga aš paskaitysiu tokį konkrečiosios poezijos kūrinį, kurį ruošiuosi skaityti kiekvienais metais, kol tai turės prasmę. Kuris vadinasi Čir vir vir pavasaris. Ir, kas negirdėjote, pasakysiu, kad Čir yra moteris poetė, o Vir yra vyras poetas. Taigi, pradedame šitą čiulbėjimą nuo 1965 metų iki 2025 metų. Vir, 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 čir, vir, 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 čir, vir, 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 čir, vir, vir, čir, vir, vir. Vir, čir, vir, 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 čir, vir, 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 čir, vir, vir, čir, vir, vir, čir, vir, 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 čir, vir, 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 vir. Tai, taip sakant, mūsų garsinis atskleidimas poezijos pavasario. O dabar, kadangi tų poečių iš tikrųjų yra daug ir puikių, tai daugiau ir nebegaiškime. Ir aš kviesiu poetes ir pasakysiu, kas skaitys po jų. Taigi pirmiausia, kviečiu poetę Giedrę Kazlauskaitę, o po jos skaitys Lina Simutytė. Pasidžiaukime! Giedrė ką tik išleido poezijos knygą Marialė. Sveiki ir sveikos. Atsimenu, kai buvo vieni pirmųjų skaitymai prie šito Žemaitės paminklo, tai kažkaip mes lipom ant to postamento, susėdom ten ir skaitėm. Ir atėjo turistė, mus gana griežtai išvarė ir sakė, nulipkite, aš noriu nusifotografuoti paminklą. O dabar nieks nelipa. Tai Giedrė, lipk. Mikrofono nepasieksiu. Svajonė išsipildė. Kultūros naktis. Tokie patys gatvės šokiai ir dar geresni VDE studentai, Vanatalinas Koloje, širdį kaustantis spektaklio tamsa, kaukolėmis mojančios bažnyčios. Pelenais tapyta ramybė ir Švento Pranciškaus įkvėptos įkapės, drobėse blizgas aliejus it tavo lyties skysčiai, žaluma besikraustantis iš miesto ribų parkas. Paveikslai šuns rakursų, tyriamasis darbas apie tortų puošybą, spūstis prie meno, stropiai apžiūrinėjimo lyg tinklų naujienos, kavos stotelio elektrošokas. Būdomis atgimę žmonės, visur pažįstamos pavardės. Beprotybė maskuojantis magistro darbai, institucijos veiksnumo įrodymai.
pragariškas lietus, žliugsintys aukštapulniai, porceliano lėlės nešioklėse, paskutinė, kaip dabar madinga sakyti, vasara, bet aš vis dar taip pat ilgiuosi tavęs, mano meilė. Magnetinis rezonansas. Visi vardai turi antkapius, joks net ir naujai sugalvotas nuo mirties neišgelbės. Pokšteli petnešėlį, nejučia griebiuos už krūties protezo. Tiek dėmesio mūsų mėsoms, gal net tas pats aparatas, kuriame ir tu gulėjai. Skenuojanti robotė indoeuropiečių prokalbę tarė nešvankius žodžius. Kapinės nušienautos, ant Henrikos kapo pražydo netyčia užsisėjusi tulpė. Gyvieji, kurių niekada nesišaukčiau, uždaužė keraminius portretus. Kadaise žiūrėjau išlapiuojant dangų pro greitosios langelį. Dabar žvelgiu į studentus išlipusius Rožanskaitės paveikslo. Atėmė iš manęs galimybę lankyti tave mirusiųjų miestelyje, vaikščioti senų medžio alėjomis, pasidavus magnetiniai traukai. Bernardinų katinas miega ant gudiško mauzoliejaus su Lenkijos kaspinu ant kaklo. Po Šoa nebeliko žydų, kaip ir jokių tautybių. Gyvasties nebranginu, vaikštau tavo pėdom, po kojomis mėtosi paveikslėlių su netikru šventuoju, tikri nepakliūva į kanonizacijos bylų akiratį. Mintise vis vien pastačiau tau paminklą, vienintelį iš visų išsiskiriantį, kaip tam turkui, ant kurio kapo ne kryžius, o kardas ir šalmas su herbu. Daug daugiau praeivių šiuos jėgimis, vaizduodamėsi, kad pažįsta. Ačiū, puikiai. Dabar visos, kurios norės, gali drąsiai lipti pas Žemaitę. Taigi, Lina Simutytė ateina ir paskaitys mum poeziją. Aš užmačiau, kad yra tokių jos gražių tekstų, skirtų specialiai tokiam projektui. Sakau, čia kaip poezija, Lina, paskaityk. Ir Lina sako, paskaitysiu. Sveiki. Paskaitysiu tekstų iš ciklo Buitinė astronomija. Pirmas. Nepamenu, ką išradome anksčiau. Laikrodį, veidrodį ar stiklą saulės užtemimams stebėti. Vėliau sukonstravome aparatą, vienu metu leidžianti būti ir šiandien, ir vakar, ir čia, ir anapus. Juo bandėme užfiksuoti kažką, kas sukūrė mus pačius. Įamžinome daiktų nuograužas, griūvančius pastatus, sugijusias žaizdas, pikselių dulkes, žmogaus pėdsakus mėnulyje. Tada dar nežinojome, kad anapus nieko nėra. Juk visada buvo kažkas, kas laiku paspausdavo mygtuką. Antras. Kaip audinių nereikia mokyti glamžytis, taip kiekvienas kūnas pats moka šokti. Anksčiau ar vėliau ir adatos ausis nugirsta, kad siūlui yra visatos centras. Perpildyta drabužių spinta patikė. Mažai kuo skiriasi nuo juodosios dėžės. Sudužus orlaiviui paaiškėja, nailonas sugeria drėgmę, šilkas nesielektrina, stiklo pluošto audiniai atsparūs karščiui. Vienintelis kostiumas, išvirkščioje pusėje neturintis jokios instrukcijos, yra žmogus. Ačiū. Mano sąraše užrašyta Paulina Pukytė, bet aš jos kol kas nematau. Ar Paulina yra? Jeigu Paulinos nėra, tada užrašyta Lina Buividavičiūtė. Uhu! Paulinos Alina Borzenkaitė. Paskaitysiu 2 tekstus jau po knyginius. Griūvant pasauliams. Griūvant pasauliams, bandau būti šviesos pusėje. Žinau, kad tamsa tėra jos nebuvimas. Taip kažkada aiškino fizikos mokytoja. Visi tvermės dėsniai, nežinau, ar jie turi apčiuopamą pavidalą, bet energija tiksi ir žodžiais.
Griūvant pasauliams, gruodis apsitempia tamsos marškinius, kurie braška per siūles. Žiūrėkit, kiek mažai manyje saulės, kiek daug juodulių, kurių nesugaudo jokie pasaulio sugertukai. Nesityčiok iš gerojo samariečio, nesveikink sūnaus palaidūno. Griūvant pasauliams kabinu spindinčias girliandas ir puošiu kiemo eglutę, kad kuo daugiau suaugėlių pažintų spalvas, visą apimantį degimą. Šešėliai čia irgi spalvoti, tokia yra vaizduotės fizika. Renkuosi gyventi, nors literatūroje buvau vadinamas lunkė. Užsirašau į veido masažą, surandu tuos, kuriuos noriu remti, perku pikantišką sūrį, mėgaujuosi, viską darau karštai tyčiomis. Griūvant pasauliams, statau namą atvirkštuką, kasu smaigalį giliai į žemę, vaizduotės pamatai yra tvirčiausia. Na ir mamos nuvainikavimas. Nieko nepasiekė sporte. Juokdamasi keistai kriuksi. Nors teigia buvusi pirmūnė, nemoka spręsti lygčių su dviem nežinomaisiais. Maišo skaičių aibes. Nesugeba išmokyti kirčiavimo. Nuolat prisvilina troškinį. Sugadino visą Minecrafto pasaulį susidėjusi su kryperiais. Pamiršta Robloxo žmogeliukų reitingus. Sumaišo vandeningiausias žemės upes. Kvepia kotletais. Apskritai keistai kvepia. Ilgai miega rytais, neužmiega vakarais. Siaubingas anglų kalbos tarimas. Apsimeta, kad daug skaito, nors iš tiesų taršo telefoną. Tingi tvarkyti namus, nors mėgsta pabrėžti tvarkos svarbą. Nuolat atidėlioja darbus. Mažai uždirba. Rašo keistus eilėraščius. Yra vaistų maniakė. Nors žadėjo, taip ir nenuėjo tobulinti masažo. Pamiršta žiūrėtus filmus. Yra itin nerangi, nukrito nuo rąsto ir persipliošė raumenį. Pelkėje sugebėjo nusitraukti kojos raiščius. Žygiuose daro gėdą. Apskritai daro gėdą. Vis dar nori meilintis. Turi mane nuvainikuoti, sūnau, kad pagaliau užaugtum. O gal niekad ir nebuvau ant pjedestalo? Dabar netaip ir svarbu, svarbiau, kad mane laiku nuvainikuotum, sūnau. Tada nereikės jokių Freudo sesijų. Tada turėsi progą sukurti tobulus vidinius tėvus, gėdosi jiems ditirambus, klosi gėlės prie nematomų kojų, nes toks puikus užaugai. Ačiū, o šitam paaugliui 10 Twixą po skaitimų. Ačiū. Valio. Ačiū Linai Buividavičiūtei. Kviečiu Aliną Borzenkaitę. Alina ką tik buvo ir jinai netgi yra. Po Alinos Jurgita Jasponytė. Labas, turbūt, kad jau vakaras. Vaiduokliai. Ja, gerai. Tamsoje inkščia miško medžiai. Apraizgytos karo arterijom šaknis pulsuoja. Betono trombai neyra. Miškas yra perdegęs. Jis bando tave išspjauti, kol planuoji jame statytis medinį namą ir grįžti prie savo šaknų. Jau derini projektą su architektu. Miškas nori sviesti tave ant asfalto, kad skaudėtų, o kai grįžti, klaidina klaikiais garsais. Medžių randai negyja, seniai apleistam name, augalai išplėšia lango erdvę, liūtis užskalauja skalbinius, šuliniai portalas į kitą laiką, bet dangtis augo į žiedą, šis portalas ne tau. Pavasaris dar nepasibaigė ar vėl prasidėjo. Nušviestam kambarį katė stebi vaiduoklius, kartais pašoka. Ši katė nėra mano, aš nesu jos žmogus. Mes abidvi stebim vaiduoklius.
Mūsų mintys suryja girgždantis troleibusą iki pirmojo parko. Kibrikščiuoja suvirintas laidas. Reikia skambinti elektrikams. Tamsoje atsipia parko medžiai. Švilpia arbatinukas. Kava sutraukia vaiduoklius į rudą pūtą. Jie užsiaugina pelekus ir apleidžia tavąją sausrą. Spanguolės. Nenorėjau, kad prisimintum. Vilko šmėkla peršauta koja šmežuoja tarp spanguolynų. Tu nebeatrasi šių vietų, o atradęs, niekada neberinksi spanguolio. Jos primena vilkų kraują. Ant kalos juodo žirgo kapas. Pilnatį jis paliko žemę. Dabar jo šešėlis seka tavo žingsnius. Pilkšvo apsiausto kraštą, kad išeitum iš proto ir neišeitum iš čia. Niekada nepaliktum šių vietų. Niekada nepaliktum šių vietų. 3 kilometrus pro viržyną tavo kaktą raižė tranšėjos. Tavo mintis tave paliko liepusios eit velniop. Nenorėjau, kad prisimintum, kad juodojo žirgo balsas brautus tavo sapnus, o blausus pilnaties diskas keltų nemigą. Dabar spalio rūkas, tavas apsiaustas. Sužeisto vilko šmėkla, tavo naminis šuo. Nenorėjau, kad prisimintum. Juk vis vien žinojai, kad tavo rugsėjo kiekis yra ribotas. Ačiū. Ačiū Linai. Kviečiu Jurgitą Jasponytę. Nori lipti prie Žemaitės? O. Labas vakaras. Perregima. Esu tik tai šukė, pro kurią kažkas mato mažutę pasaulio dalelę. Esu vaizdas tinklainiai, akutį širdį gimtoje, kur atrodo visai nesimato, bet kurioj kūno kertėj. Jei tik tuo, ką matai, patikėtum, būčiau iškart savimi, perregima. Sesės. Niekada nebuvo atskirtos gyvybė, mirtis, gimdančios viena kitą. Slidžioj snieguoto kalno viršūniai, buvusiose užupio žydų kapinėse, sakau, kad man nebegalima nukristi, kad nešioju gyvybę. Tuo metu dar nežinau, kad dega ugnim, riesta nosį, atlošus galvytę ir veidinė pirmeiga švyti pasaulį. Kad jos sesutė žuveliai išplauks, tačiau užstriks miege mažoj mirty, 7 parą nesu tam pasiruošus. Tikrinu kvėpavimą, žadinu. Pasitikiu Hipokratų prisiekusiais ir nepasitikiu. Tikrinu kvėpavimą, savo ir jos, likimą. Pasitikiu juo ir nepasitikiu. Prašau pasimelst savo mamą, kad pienas man nesibaigtų, kad man nesibaigtų jėgos, kad jai nesibaigtų laikas. 7 parą spėju tau vardą. Gyvybė ir mirtis niekad nebuvo atskirtos, bet aš tuo metu dar nežinau, kad nešiodama gyvybę nešioju ir mirtį. Stadiono gatvėj per gimdymo namų kiemą dvynės mergaitės stumia mėlyną senovinį lėlių vežimėlį. Ateina žila rugpjūtė ir sesė iš paskos rugsėjį. Ačiū. Ačiū, Jurgita. Na, aš taip ir nesupratau, ar Patricija Gudeikaitė atskrido iš Kauno, ar tik tai ruošiasi, o gal ne iš viso yra kažkur. Patricija, ar tu esi? Duok kokį nors ženklą. Tarsi Patricijos nėra, tai tada Pauliną paprašysim paskaityti, nes jau vieną kartą kvietėme. Tai Paulina, kviečiu.
O kodėl taip yra? Ar kada pagalvojote, kodėl taip yra? Kodėl taip yra ir ką siūlo Amerikos grybų institutas? Ji visada labai stengiasi. Vienas dalykas, kurį pastebiu, kad kai aš ją įjungiu, dega raudonas LED indikatorius. Ir mes suprantame, kad kai kuriems tai įkyri, kad kai kurioms tai patinka, kad kai kurioms taip nutinka, kad kai kurioms ir gerai, kad kai kurioms labai trūksta, kad kai kurioms sumokėta, kad kai kurioms nebus leista, kad kai kurioms nebus lengva, kad kai kurioms ir nemotais, kad kai kurioms teks palaukti, kad kai kurioms reikalinga pagalba, kad kai kurioms ir tai ne riba, kad kai kurioms tiesiog neįdomu, kad kai kurioms nežinomas žodis logika, kad kai kurioms visai nesinori apgaudinėti savęs, kad kai kurioms ir prokurorė gera, o kai kurioms sveika ir pabadauti. O atrodė, kad lapai tušti ir kad jie jau pasibaigė, kad telefonas paskambino. Atrodė, kad jį tik ir laukė, kad gyveno, kad pasas ilgam, kad visas gyvenimas apie mane, kad bus šiek tiek nuobodu ir šiek tiek juokinga. Atrodė, kad jau atleido, kad nepadoriai atrodo, bet man buvo gėda. Man buvo gėda išeiti į gatvę, ant šaligatvių, prie restoranų. Nenoriu, kad jie žinotų, kad aš gyvenu. Net ir 5 dienoms už žmones ir už tai, kad tik tiek. Ačiū, Paulina. Dabar kviečiu Laurą Liuciją Kromalcaitę, po jos skaitys Greta Ambrazaitė. Nenori šokti? Užteks ir taip. Sveiki. Viešbutis, love story. Pabūkim čia, kol dar galim. Išsikraustyti reikia iki 12. Pabūkim čia, kol dar galim. Išėjusios iškart viską pamiršim. Pusryčiaukim, kol išvys. Kimškim į burnas beskonį, liulant į omletą, žiūrėdamos viena kitai į akis. Pabūkim čia, kol dar galim. Dar tik pradeda važiuoti pirmi troleibusai, kažkur rajonuose žmonės rišasi batus ir užveda identiškus automobilius. Pabūkim čia, kol dar galim, tavo plaukai ant mano pagalvės. Pabūkim čia, kol dar galim, nes kitur nesusitiksim. Aš tave sugalvojau, tu juokiesi, kai tai pasakau. Miestas mūsų nelaukia, jie mūsų nelaukia. Prieski darbai ir prieskos santuokos yra kitoje pusėje. Pabūkim čia, kol dar galim. Šitas amžius mus skaudina. Kai atsisakai dirbti, vadina netikėliais. Kai išsirengi vidury judrios gatvės, išveža. Tai turto ir stygiaus amžius, kurio bijau. Pabūkim čia, kol dar galim. Išsikraustyti reikia iki 12. Mačiau, kaip vakar per pietus, žiūrėdamas į mus, vyras užmušė širšę kompoto stikline iš baimės. Pabūkim čia, kol dar galim. Laikau tave už rankos, kol jis suvirpa ir išnyksta, kol palinkstu užsirišti batų savo bundančiame rajone, kol užvedu kosinti automobilį, kol išsuku į pagrindinę šio miesto gatvę ir pradedu gyventi. Restauravimas. 2 pagyvenusios moterys dengiasi žiovulį.
Dvi nežinomų autorių nutapytos mergaitės drobėse ramsto savo nuovargį. Žiūri į restauruotą vyro aktą, žmogus be identiteto, be praeities ir ateities, atsivėręs mano akims, trumpam išniręs, žiovaujančių moterų dabartyje, nuogi vyrai joms kelia vien nuobodulį ir gailestį. Morta rodo į juodą tarpą tarp sėdmenų ir juokiasi. Mes tuo išeisim iš tos galerijos ir aš niekada jai nepaaiškinsiu, kad kaip tik toje tamsoje, tame įkypame šešėlyje mes susitinkame. Tai erdvė, kurioje nugalėjome šitą prakeiktą 21 amžių, erdvė, kurioje nuo pasaulio nereikia ginti sarkazmų ir trumpalaikėmis romantikos imitacijomis. Kiekvieną dieną užsimaišau dažus ir sėdu restauruoti, bet tau veidas išsikreipė laiko skiedinyje, sulig kiekvienu bandymu tu nebetvažiuoji, atkakliai laikaisi įsikibusi saulės metamų spindulių parke. Aš tau rašau žinutę, tai viskas gerai kitą kartą. Ir guliu ant drobės, kol išgaruoju kartu su dažais. Kitą dieną automobiliu važiuosiu pro mūsų namus. Saulė atsispindės kiekviename lange, lyg iš kiekvieno jų kažkas fotografuotų, lyg bandytų įsiminti, sulaikyti. Ačiū. Ačiū Laurai. Kviečiu Gretą Ambrazaitę. Čia kažkokios vis muzikos tarpuose reikia kažkoks, kad būtų kaip ėjimas podiumo, ne? Bet tada biški mes nukreiptume dėmesį nuo poezijos į poetes. Gal irgi negerai. Greta, prašom. Sveiki ir sveikos. Ego Rex. Tu niekur nenorėjai leistis, bet tavyje apsigyveno šuo. Tokia neveislinė atsakomybės forma. Pasitikėjimo akimirkomis prasiverždavo šmaikšti kompanijos siela. Dosniai vizgino uodegą aplink stalą, dalindama patarimus, kaip gyventi. Bet tai buvai ne tu. Juk ne tu laižydavai jiems batus ir skruostus. Tikrasis snukis išlindo vėliau. Į tave įsibrovė šuva, atskalūnas, trokštantis perkasti gerklę veidmainiams. Kad vedant per miestą visi pastebėtų, koks kietas jo knydytas švarkas. O jei paslėpdavai nuo svetimų, iš nevilties grauždavo artimuosius. Kažkodėl jie tavęs neišvarė, uždarė į narvą, išėjo dresuojamas civilizuotas padaras. Ėmė prašytis geštalto terapijų, kad vidus sutaptų su išore. Pavirto ištikimiausių iliuzijų sargu. Vienintelė tau įkandama normalumo versija. Tik, vos spėjai perimti jo charakterį, ištrūko su gabalu tavo širdies nasruose. Per neaprėpiamas dykras, kurių neįtariai esant, ir epochas, kai nesutikdavai negyvos dvasios. Bastėsi peralkęs, kol išlandžiojo tau akligatvius. Ieškojo prasmės, bet išrausė tavo kaulus. Ačiū. Labai malonu. Melancholijos angelas. Mirties baimė ištuštino mano banko sąskaitą. Aistros nusikaltimas guodė Lietuvos policija ir pramoginių trilerių kriminalistai. Tik per mirties baimę pas mus ant sienos kabo dabar 1972 metų Dali ofortas, pavadinimu Melancholijos angelas. 1972. 1972. Rinkau numerį, kol atsiliepė. Šaukiau ragelį mažytę rytų Europos kalba, kaip nekenčiu aš tų sumautų iliuzijų, kontrabandinio modernizmo, kurį mano akims nuo vaikystės bruka stikliniai pastatai ir marmuriniai žmonės. 1972 ir susidegino kalanta.
1972. Adresatas šiuo metu nepasiekiamas. Žinok, man dabar jau galutinai aišku, kuo tu mane laikai mirties baime. Tokiam taksiderminiam krėsle spoksai išretušuotą karinę dramą ir silpnumo akimirką, kai girdisi šūviai, tu mane priverti pasakyti jam, возьми Дали это не какая подделка. Ir jis be abejo žino, kas tas Dali, nes šiaip ar taip atstovauja didžiajai kultūrai. Nes kasgi greičiau už tave mirties baimę, už ryšio zonos mane ištremtų. 2022 2024 25 euro atsakiklis siūlo spausti vienetą, tada spausti 9. Investuoti į meną, į angelus, į siurrealizmą ir taip išsikuopti pasąmonę. Ačiū. Ačiū, Greta. Dabar kviečiu Virginiją Kulvinskaitę, o po jos skaitys Rūta Dubauskaitė. Gal ne prie paminklo. Beveik stebuklai. Narcizai mamai. Ta moteris yra geltona sala asfalto jūroje. Vėjas pirmyn atgal varinėja dulkių sūkurius, šokdina suglamžytus čekius ir celofano maišelius. Automobiliai suka ratus kaip žuvys akvariume, vienos blizgios, kitos apgliaumėjusios, apdaužytos ir visos ieško savo vietos. Prekybcentrio durys žiopčiojo, amžinai alkana burna, ryja ir spjaudo lauk, ryja ir spjaudo ir taip be galo kiekvieną mielą dieną visa juda, sukasi ratu, mirties ir gyvybės ciklas, amžinoji mitybos grandinė, išskyrus tą moterį šiandien ant sulankstomos vaikiškos kėdutės, ji sėdi ir laukia. Ji vilki pilkų paltų nubrizgusiomis rankovėmis, mūvi pirštinėmis be pirštų, slyvos spalvos užtinusių veidų ji prikabinta prie išdžiūvusio kūno, ji sėdi prekybcentrio automobilių stovėjimo aikštelėje ir laukia be vilties ir be meilės, negailestingai švytėdama. Vien tik tikėjimas, kad pirksime jos gėles, vis dar ją laiko. Ir pačios gėlės ją laiko, žinoma, ją laiko jos gėlės, jos švytintys narcizai, kurie yra ne simbolis, ne. Jie tiesiog merdi mūsų akivaizdoje. Narcizai yra mirtinas švytėjimas, kurį ši moteris pardavinėja dvigubai brangiau, nes šiandien motinos diena. Pagalvojau, kokia gaili ironija būtų narcizų puokštę padovanoti savo mamai. Gaili ne todėl, kad puokštė narcizų, o dėl to, kad mano mama vis tiek nesupras. Kaip ir aš iki šiol nesuprantu, iš kur mano galvoje šitokios mintys, kaip galėjau šitokią gimti, kaip ji galėjo mane pagimdyti ir kad ji gali numirti. Dar ne šiandien žinoma, bet tikrai kažkada numirs. Ir aš taip pat kažkada mirsiu ir po manęs jau nieko nebebus. Nes neturiu vaikų ir jau nebeturėsiu, nes niekada ir nenorėjau turėti, visada įsivaizdavau, kad būsiu ta paskutinė, kad sušvitėsiu ir nuvysiu, pavirsiu puvėsiu, traša kitiems, kad tapsiu žeme, juoda ir riebia, be galo narciziška, be abejo, šitai suprantu ir tai yra beveik stebuklas, kurio negalime pasirinkti, mama, kaip kad aš nesirinkau tavęs, o tu nesirinkai manęs. Bet stebuklai tokie jau yra, jie nutinka, jie abejingai švyti, o mes privalome gyventi toliau. Kaip kad mano motina privalo gyventi su manimi, o aš privalau gyventi su ja. Mes esame susaistytos, nors viena kitos nesuprantame, viena kitą nuolat nuviliame. Mes nesuprantame net pačios savęs ir vis tiek mes esame. Ir tai taip pat beveik stebuklas. Labai tamsi naktis, mama, labai ryškus švytėjimas, labai riebi žemė, labai gražus narcizai yra šis pasaulis, be priežasties ir be tikslo. Šis pasaulis, kurį maitiname savimi, kuris maitinasi mumis ir kuriam jokio skirtumo tarp manęs ir tavęs ir narcizų šiam pasauliui vis tiek mes privalome, mama. Ačiū. Ačiū Virginijai.
Ir kaip simboliška, kad Žemaitė irgi turi narcizų puokštelę, kurią atnešė mano nuostabi lietuvių literatūros ir kalbos mokytoja Nijolė Lukošiūtė. Taigi, tęsėme skaitymus ir kviečiu Rūtą Dubauskaitę. Visi galim pasidžiaugti, paploti vieni kitiems ir vienos kitoms. Labas vakaras. Balandžio 24 Vilniaus Šanchajuje. Sekmadienis - ne pati blogiausia savaitės diena, pasaulinė gyvybės, o kur dar Vardinės, Egberto, Kantvainės, Viltrūdos, Kantrinės, Kantminos. Pilnatėlė ūbauja, oho, pats metas Kalvarijų turgut gyvenimo išminties pasisemti. Lyja, lai lyja, nepasiduosiu, įsispiriu į basutes atviromis nosimis ir lėkiu per Šanchajų žliugesius. Pirkau šoninės, imk, sakė, karšto rūkimo, labiau tiks prie kiaušinienės ir sekmadienio Agatos Kristi. Sakiau, man dydžio tik per pirštą, bet Kantmina suplukusi atsakingai į krepšį talpino pusę kiaulės. Pirkau ridikėlį už 60 centų, kitoje vietoje radau už 40 be problemų, Egbertai. Paimsiu ir tuos. Į krepšį guldžiau šviežiai keptą, bet jau atvėsusi batoną, ne Kantvainę. Šildyti mikrobanginėje krosnelėje nereikia. Kitą sekmadienį ateisiu anksčiau. Koks kilimas, mėlynas, su raudonais. Toks kaip anksčiau, ant sienos, bet man ant grindų virtuvėje. Nepigus, aš dar galvosiu. Ragaujant 5-ąją cukraus pudra išmiluotą madleną iš atokaus apšepusio kiosko nusprendžiu. Lai būna man šiandien ir liūdesio prevencijos diena. Pasitiesiu mėlyną, raudoną, turkiškais raštais kilimą ir atsigulsiu ant jo kitos dienos laukti. Paduokit jį, šitą kilimą. Dedu eurus į šiurkštų Viltrūdos delną. Rūt, 2 eurų iki tavosios laimės trūksta, ką tik pravalgiai. Viltrūda nesukalbama, jei nusispjauti mano liūdesio prevenciją. Bėdina mergelė daužtelėta širdimi namo, lietaus lašelį veidelį prausio, gal tai ašarėlės kapsi, beveik nusižudo. Žengia su visų savo išdidintų dramatizmų per raudoną šviesoforo šviesą, tiesiai sraunę Kalvarijų gatvės jūrą. Iš lėto lyg koks Jėzulis, mašinų jūra prasiskiria, pyp! Mergelė atbunda ir šiaip ne taip ant neišsipildžiusio kilimo pasiekia kitą jūros krantą. Sakykim, atšvenčiau pasaulinę gyvybės dieną. Iš gėdos sumažėjus ir įsnojus savo trobelę Šanchajaus pakraštyje. Pasislėpti. Gėda ir Šanchajaus grindinio purvą po dušu nuplauti. Šalta. Žvelgiu viltingai trobelės dujų katilą, o jis man, na jau ne, madam, man irgi šiandien slėgio nėra. Kentėk šaltai. Šliurkt. Pabūsiu šiandien kantrime ir židinio kurt jau net nebandysiu. Kai norisi lapkrityje išsiverkti. Aš gal pataisysiu. Aha. Būna, lapkritį norisi išsiverkti, bet nors daužy galvą į sieną, o niekas nevarva ir nors tu ką. Išieškojau savo būdą patį veiksmingiausią. Reikia žiūrėti erškėčių paukštį. O jei norisi ne tik skurdžią ašarą nubraukti, bet ir pastaukti iš pačios širdies, tinkamiausia serija ta, kurioje nuskęsta Megės sūnus Denas. O Denas tai juk Megės gyvenimo meilės, Deną tik palaidojusio kunigo, net ne kunigo, kardinolo Ralfo sūnus. Ką jie jam iškart po laidotuvių ir išpažįsta. Kukt. Ralfas po tokios žinios dramatiškai susmunka, užsikniaubė prie kapinių vartelių, tiesdamas rankas į Megę, beigi raudodamas, isteriškai rypaudamas, ašaromis springdamas maldauja jos beigi Dievo atleidimo. Kukt kvadratu. Megės atsiprašo jos motina, kad nelabai dukros mylėjo per visą jos gyvenimą. Kukt kubu. Megė atsiprašo dukros Džestinos, kad šios irgi nelabai mylėjo per gyvenimą, nes labiau mylėjo jos brolį Deną.
Justina atsiprašo Megės, kad išsiuntė brolį Deną maudytis, kol mylėjosi su savo, ne savo sutuoktiniu. Ir dabar Deno gyvo, tai juk nebėra. Kiaukt, viaukt, miaukt, šliukt, kriukt. Megė eina atsiprašyti kardinolo Ralfo už tai, kad taip giliai jį dvasiškai traumavo. Bet šis iš sielvarto jau miręs, o viešpatie, aš verkiu, aš transe. Po visko žvilgteliu veidrodį, kaip atrodau, labai dramatiškai. Ir viskas atlikta. Siela man antai, it krištolas koks. Štai. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū Rūtai. Ir kad vienos Rūtos nebūtų maža, kviečiu kitą Rūtą. Rūta Vižintaitė. Nes viena Rūta tai galėjo 2 puokštė. Ačiū. Pirmas ne toks rimtas. Tam mieste moteris gimdė namus, o vyrai statė vaikus. Iš namų kaminų vertėsi snargliai, o vietoje vamzdžių tyso amžinai šlapios pėdkelnės ir traiškanojo langai su vis atvertomis burnelių fortkėmis. Miestas auga nuosekliai, kaip plyta ant plytos gulėsi moteris, tiems vyrams, kurie pakankamai ilgai suko savo pilkąjį smegenų mūrą. Šitas rimtesnis. Mėgstu naktį važiuoti per Lenkiją, nes Europoje yra ne prancūzai, ne britai prie arbatėlės, ne Ispano Austrija pirštas. Europa miegantis Lenkai, Agnieškos, Mateušai ir Darekai, Filipai, Suzanos ir Hanos, ir pilki jų namukai prie kelio, ir šviesa kažkas ruošiasi į fabriką, ir tamsa kažkas pradeda Jakubą, kažkas keičiasi prieš miegą arbatą, kiša galvą į pravirą langą, už katinę meldžiasi baba, jiem babų 6 milijonai. Kosminė melodrama. Vargšės žvaigždės, įsimylėjusios dirbtinius palydovus, kasmet laukia jų priartėjant ir taip metai iš metų, kol palydovui sugedus, krenta jam iš paskos į ramųjį vandenyną. Ačiū. Taip, buvo Rūtos, dabar Marija. Marija Mažulė. Yra Marija, taip. Nu, visi galim pasisveikinti, sveika Marija. O Marija teisingai, žemaitiškai, mes čia, kaip sakant, žinome, kas su skarele. Ar čia? Gal čia, nes bijau, kad popieriai išskris. Paskaitysiu 2 tekstus, kurie yra mano būdas išbūti su visa ta sunkia informacija, pasiekiančia mus nuolat ir žinant, kad tikrai netoli mūsų, o ir daug kur pasaulyje šiuo metu vyksta per daug sunkių ir baisių dalykų. Rūko rūgštis. Pilkame ryto danguje ištirpo 2 paukščiai. Dar visiškai aiškios, juodos obels šakos skaudžiai įsirėžė tinklainėje, nors ir jas jau ėda rūko rūgštis. Ant šakų tupinčios varnos meta plunksnas, raukšlėjasi, lyg užsilikę sode obuoliai. Ir nors pati jau esu be odos, nuplikyta pasaulio naujienų, žinau, kad ateitis yra čia. Jie ateina kiekvieną akimirksnį, todėl geriau tiesiog pasileisti į nuodingą rūką ir išskleisti sapno plunksnas.
sklęsti jaučiant, kaip apima nyksmas ir visa nesvarbu, nes kažkas ataugs, gal ir ne taip, kaip dabar gebu įsivaizduoti. Pirmosios snaigės vėsina regėjimą, šviesos adata praduria debesį ir visos drėgmės prigesintos spalvos užsidega, lyg vaikui nubudus. VR. Rusijos nelaisvėje nužudytai ukrainiečių žurnalistai Viktorijai Roščinai. Gerokai apiręs kūnas. Palaikai numeris 757, rašo The Guardian. Neatpažintas vyro kūnas, pridėta etiketė. Ant kūno kankinimo žymės, Viktorija. Tavo drąsa yra mūsų oras. Tavo liesutis kūnas yra dangus ir neaprėpiamas laukas. Kūnas badytas ir krėstas elektra. Nors balso stygas išpjovė, kad nebegalėtum rėkti, aš girdžiu tavo balsą. Aš jaučiu tavo klyksmą savo gerklėje, Viktorija. Ir neapykanta tiems, kurių žiaurumą per daug gerai žinome, sprogdina mane. Šaukiu už tave, užsimerkus ir matau tave, akimis, kurių neįmanoma išrauti. Matau tokią ramę ir liūdną, kaip laidotuvių nuotraukoje. Tavo lūpos juda. Kartoju žodžius. Aš tave myliu, Viktorija. Aš tave myliu, Viktorija. Aš myliu kiekvieną tavo kūno ląstelę, kurią jie jėga iš tavęs išplėšė. Aš myliu kiekvieną tavo plauką, kurį jie beširdiškai nuskuto. Myliu kiekvieną tavo kraujo lašą, kiekvieną mintį, kurią galvojai, net jei palūžai. Ir kai jie naikina, tik daugina meilę, kurios negali suprasti. Todėl ir pergalė niekada nebus jų, nes meilė yra Viktorija. Tegul gyvuoja meilė ir tegul ji nugali neapykantą. Ačiū Marijai ir slava Ukrainai. Taip, kviečiu Ievą Toleikytę, o po jos Dovilę Bagdonaitę. Visai įdomu, kad Dovilė po manęs skaitys, nes pasirinkau paskaityti eilėraštį, kurį kažkada skaičiau prieš kelis metus ir man buvo labai gėda ir galvojau, daugiau niekada to nedarysiu, bet tada Dovilė pasakė, kad jai labai patiko. Tai paskaitysiu dar kartą ir tokį vieną naują. Premija. Kodėl dabar? Kodėl būtent dabar? Kai prieš akis 3 valandų kelionė su nepažįstamais žmonėmis, kurių šiek tiek bijau. Kai turiu priimti laurus, šypsotis, pasakyti ką nors prasmingo apie poeziją, gulbės baltais marškiniais. Kodėl būtent dabar turi pakilt visi šliuzai, kiekviena valanda pilna įtampos, lyg amerikietiškas veiksmo filmas. Ar neišperėsiu tvankiam autobuse raudonos dėlės? Ar nesuries smūgis į papilvę? Ar nieks neužuos birželio karščiuose klampaus kraujo? Ar vairuotojas neprieks, kaip išlepinto vaiko, paprašius sustoti? Šalto proto išbandymas, keičiantis taurelę tualete be kriauklės. Arba virš mėlynos guminukų kvapo šūdų balos. Biotolete, įveikiau tave. Paslapties menas. Elgtis lyg niekur nieko, nuslėpti, kad esi biologinis mechanizmas, krūtinėje nešiojasi pritvinkusius debesis. Bet kartu noriu girtis,
lyg laimėjusi prizą. Toks mažas kūnas, o lavina kraujo. Krešulių šliužiukai. Švariausias nepagimdytų vaikų molis. Ir viena nauja. Žlugau kaip poetė, užuot patyrusi aistras, šokinėjus per prarają ir galandus peilius, pro šlapes medžių šakas lendu į notrelių, rabarbarų ir asiūklių žalių šluotų priaugusią daubą, nes programėlė telefone rodo, kad čia kažkur čiulba liepsnelė, nes aš dabar vaikštau paskui liepsneles ir visai spjoviau į katorgą prie kompiuterio, nes manęs nedrasko aistros, tik ašaros kartais suplūsta į paviršių, kai guliu pirtyje ir galvoju apie laiko gumulą ir visus butus, kuriuose esu gyvenusi, nes dabar turiu rimtesnių problemų, mamos ligą ir vaiką, kuris neiškyla į paviršių. O šiaip man nieko netrūksta, tik norisi vėsaus lietaus ir atlasinių lapelių, taip atsiduriu šiukšlių dauboje, kur styro Sosnovskio barščių sumedėję kotai. Jie primena stulpus, mirties bausmę, bet keisčiausia, prie Barsuko urvo skirtingose vietose riogso 3 seni šaldytuvai. Nesuprantu, kaip juos čia atbogino. Ar tiesiog pastūmė nuo šlaito? Kam taip vargintis ir iš kur jų tiek daug? Tarp kitų šiukšlių, padangų ir maišų 3 šaldytuvai, apaugę rudų kailių, samanos jau savinasi juos. O prieš kelias savaitės kažkas irgi miškelyje už mano daugiabučio paliko dovanų baltą šaldytuvą su daug lentynėlių. Paskui padegė. Dabar jis juodas, liko metalinis karkasas ir susisluoksniavę suodžiai, lyg sudegusios knygos lapai, kurią skaitau naktimis, kai negaliu užmigti. Ačiū. Ačiū, dievai. Tai Dovilė. Drąsiai einam, drąsiai. Lipsi prie paminklo? Bet gali užlipti. Davai, užlipk. Paliesiu Žemaitės ranką. Faina skaityti po Ievos. Galiu pasakyti, kad dar labiau patiko tas eilėraštis. Ir kitas irgi. Tai... O... Aš gal paskaitysiu 2 tokius trumpus, bet ambicingus eilėraščius. Išsiskyrimo. 1. Groja pianinas kompe. Dega žvakė tikra. Dangus užklotas panaudota vata. Medžiai meta lapus, aš metu tave, viso gero ate. 2. Sapnavau, kad gandrai dar neįskrido į šiltus kraštus. Sapnavau, kad dar nepalikai manęs. Sugrįžk, įbesk žvilgsnį į mano geldelę. Murkėraštis. Noriu parašyti eilėraštį tokį švelnų, į kurį kačiukas ateitų palakti pieno. Jame kvepėtų keksiukais ir suktųsi cukrinės vatos debesėliai. Pro juos šviestų saulė, sutilptų vasaros popietė sekmadienio. Jis užklotų pūkinę antklodę, einant miegoti ir apkabintų iš nugaros. Balionai kyla į viršų, tirpsta ledai ir cukrinė vata kutena paširdžius.
Ačiū. Puiku. Ir kągi mes turime sąraše? Sonata Paliulytė. Sonata? Kažkur man vaidanosi. Bet čia nieko tokio, žmonėm vaidanasi. Jeigu kartais Sonata materializuosis, tai jinai tegul duoda man ženklą. Taip, Rima Malickaitė. Šventoji Elžbieta Atsiskyrėlė. Taip, aš pensininkė, bet sportuoju. Rytą prabudusi negaliu sulaukti, kada bus treniruotė, kol išauš ir pradės važinėti troleibusai, kol gausiu vėl pensiją ir galėsiu pratęsti narystę klube, parduotuviai ir tarp kaimynų. Jie nesisveikina, sako, aš išprotėjusi, smirdžiu ir susivėlusi nuolat, nemaloni ir kaupikė. Pas mane gali kilti gaisras ar potvynis, veistis pelės ir tarakonai. Galiu užkrėsti ir numarinti. Bet jau greit važiuosiu į klubą. Gal ten kam nors užsikorusi ant galvos, galėsiu papasakot, kad buvau Turkijoje ir Maldyvuose, kad kasryt klausaus radijo ir ką ten kalbėjo. Nors ir neprisimenu, bet sugalvosiu, kad žiūriu televizorių. Nieko įdomaus ten nerodo. Eina kčior tie visi serialai. Žiūriu tik, kad prisiminčiau, kaip žmonės bendrauja. Antras, Ieva visų motina. Čia yra eilėraščiai tokie apie šventąsias moteris. Pamiršau, kaip šaukė mane vaikystėje. Nebežinau, koks mano vardas. Dabar sako visi, kad aš kaip Ieva, nuskynusi obuolį rojui. Nepriešginiausių mes obuoliaudavom per kaimą vaikų govėdą, per sodus, daržus, avietynus, nusiaubdavom, o ko nesuvalgę, mėtydavom vienas į kitą šunis ir kaimynus. Kieno čia tokie pasiutę, gal tėvas diržo neturi, klausdavome linanosiai prie parduotuvės, kurie nepajėgtų ir savo vaikų atpažinti, ar prisimint, kad jų turi. O kad pati neprisiminčiau, kad užmiršti pajėgčiau, jog turiu, turėjau, turėsiu. Jie, mano vaikai, nužudė viens kitą. Užmėtė akmenimis, kirviu sukapojo, sviedė ietį, pataikė, numetė sprogmenų, granatų ir bombų, sprogo, langai išbyrėjo, kad stiklas kelio dangų neužstotų. Nebėra jų, jie danguje, jie išskrido, tik kūnai pastirę, užkasti laukuose, kur nieks nebeauga. Sako, kad kalta aš, nes visada motinos kaltos, kad auginau juos prastai, neišauklėjau, meilės gailėjau, kad tamsi neišsilavinusi psichologijų nepriragavus, kad blogą vyrą išsirinkau, tarsi būtų buvę galima rinktis, kad jis prie parduotuvės sėdėjo su mėlynanosis ir juokės, kad diržu mojavo ir keikdavo garsiai, kad aš mojavau, keikiau, sėdėjau, juokiaus, valgiau, gėriau, svaigau ir svaiginausi. Taip ir yra, aš kalta, nors norėčiau, kad rojus būtų atkurtas, būčiau upėjame, ne žmogum būt nebeišdrįstų. Ačiū. Ačiū Rimai. Kviečiu Sarą Poson. Po jos skaitys Uršulė Toleikytė.
kuo aš miegu. Du nedideli šunys po antklode, 8 papildomos letenos, 2 skirtingos marvelės, kartu su maniške tai meilės trikampis. Jo kampai nėra nei labai smailus, nei aštrus ir dar yra vietos miegui. Per antrąjį pasaulinį pajuntu kažką ropšintis po antklodę, plaukai šilkiniai, ne barzda, o bulvių trintuvė. Atsiduoda geležimi dūmais dulkėmis, vokiškai šnabžda 3 paras nemygės. Dailus tvartės lakūnas, jo kūnas meldžia miego ir gailestingumo, dūsauja verkia šnarpščia nosimi. Imk, sakau, truputėlį. Kažkas reikia apsispręsk, su kuo mėgi. Nuo bombų, išmetų ir šlapimo smarvės slepiamės po antklodę Londono metro. Remiuosi nugarą į bėgį, bet ten kažkas visai neplieninis. Šnabžda kosti dėjuoja, nesiliauja kasytis. Mami, hug me. Atsigręžiu, apglėbiu, beveik nekvėpuoju. Kas jie apkaltins neleistina meilė svetimiems vaikams? Kažkas reikia. Apsispręsk, su kuo mėgi. 2025. Kažkas šnabžda, kartoja. Pamagim neumirėti. Lenda po antklodę. Dreba. Uniforma permirkusi krauju. Užuodžiu pūvančią jauną mėsą. Gendančią persenusią imperiją. Kasomės kartu su ano vaiku. Visi kratomės tarsi traukiny, tarsi prieš mirtį ar prieš prisikėlimą. Norėčiau šauktis pagalbos, bet šalia miega šunys, nacių lakūnas, Brito gal žydų vaikas, dar tas pasmirdęs ruskelis. Kažkas klykė. Apsispręsk, su kuo mėgi. Ir dar kažkas šnabžda ukrainietiškai. Būt laska, trimai menė bliščia, sakosi esanti poetė. Tokia jaunutė, trumpa pusta suknelė, ilgomis plikomis kojomis, gulasi, bemaž ant viršaus. Jos karoliai skaudžiai spaudžia mano krūtinę. Jaučiu sningant į mane jos kaulus. Raktikaulį, klubakaulį, alkūnkaulį, gaktikaulį. Karas ir karo poezija pilni kaulų, cyptelių, surgė šunys. Ukrainietės plaukai iškloja man veidą, bemaž dūstu. Kažkas kriokia grasinamai. Apsispręsk, su kuo mėgi. Rėkia, ar tik ne iš apačios, kur kažkas rausėsi. Ar tik ne tas kurmis, iškeliantis iš tamsos už save sunkesnius akmenis. Bet ne, ten akmuo kažkam, kas dar jaučiasi, per lengvas numirti ar bent užmigti. Kažkas rėžia, o gal kanda į ausį rėkdamas. Apsispręsk, su kuo mėgi. Dažniausiai miegu su savo CO2, savo anglimi ir deguonimi, manyje teliuškuojančių kraujo spalvos vandeniu, su trupučiu natrio chlorido, visus sulyginančioje miego jūroje. Dabar užuodžiu sieros vandenylį, kažkur supuvo kiaušiniai, iš jų niekas nebeišsiris. Ir dabar aš nemiegu. Miega iš manęs atėmė tas riksmas, liepiantis apsispręsti, peršinti ausis. Todėl mes arba kelsimės ir eisime rinkti akmenų, arba akmenys suras mus patys. Ačiū Sarai Puason. Ir Uršulė, jau matau, kaip tu bėgi. Juokauju.
Čia nereikia niekam bėgioti, čia ne fizinio lavinimo ir ne kūno kultūros Uršulė, rimtai. Uršulė ir galvoju, ai, tiek to. Uršulė lipsi, pa Žemaitę ar čia skaitysi? Gerai, prašau. Sesė Miss Amerika. Apglėbus Atlantą, sesė Miss Amerika siunčia žinutės. Viskas mūsų rankose. ATS, kaimynų sodas patvinęs krauju, nuotraukos retušuojamos baltomis pirštinaitėmis. Didžiausi priešai esame patys savo. Sesė Miss Amerika mesteli plaukus priešais objektyvą. ATS, palėpės stiklas nusėtas voratinkliais, virpa lyg prieš sprogimą. Gyvename čia ir dabar. Sesė Miss Amerika sąmonę nukreipia į saulės rezginį. ATS, mes sugelti nuo pirštų pagalvėlių ligi maumenėlio, ruošiamės ledynmečiui. Sesė Miss Amerika atrodė vienintelis išsigelbėjimas, Boeing lėktuvas lenkiantis debesis, raižantis begalybės ore, kol atstumai tarp mūsų išsitęsė, laukiant įkvepiančios žinutės, ėmė trūkinėti ryšys. Laisva. Mačiau tave švytinčią, Gvadelupės veidu, minkštomis gėlių dvelksmo krūtimis, glausdavau savo vaikišką galvą, tu šyptelėjai ir pro atvertą burną, lyg pro arką, ėmė byrėti sunkios, baltos suknios atplaišos. Dabar tu laisva, pati gražiausia, samanų akimis apklostai, spastų pakastą lapę, dabar ji kaip niekad gyva, jaučiu kaip krūtinėje laksto, ji nebijo būti peršauta, jos širdis lėta geležies, o šiltumo lyg Argentina. Neverk dėl manęs. Dabar iš tavo gerklės srautas liūties, į žemės dygsta dantyta kalba. Ačiū. Ačiū Uršuliai. Dabar skaitys va šitie ufonautai, kurie ką tik prazimbėjo, jau paskaitė. Mes jam nedėkingi. O dabar skaitys Nida Timinskaitė, o po jos Verdenė Monika Valkiūnaitė. Jau mūsų, žinokit, nebedaug liko. Viskas artėja į finišo tiesėje. Suprantu, kad visos ir visi sušalote, teks po to kažko karšto gerti. Sveiki visi. Šventė. Miestas ruošiasi šventai, kuri turėtų tuoj prasidėti. Slaptos skrynios iš prarastų šimtmečių antikvariatų su paslaptingu užrašu Sound. Vietoj medžių ir paukščių susiviję laidų gyvatės su blizgiomis galvutėmis saugo triukšmingus garsus. Latviai mėgsta garsus laikyti spintoje. Tokia tradicija. Ten matyt jos mažiau puola kandys iš gretimo uždelsto veikimo baro. Pagaliau garsai galės įsiveržti galinga jėga, atėjus vakarui pratrūks kaip votis Ventos pakrantėje, griaudė žaibuos žiburiuos ir trykš aikštėse ir po langais, kurios pravėrus gali tiesiog atsidurti scenoje. Čia tokia ypatinga kamera obskūra. Nuo senų laikų langai atlieka ypatingą vaidmenį, stebint viešasias bausmes. Galingi garsai nokautuos visus priešus, atsisakiusius jiems paklusti, šlovindami ir pagerbdami 700 mečių miestą su pliusu. Kuo garsas didesnis, tuo didesnė šlovė. Tokia nūn madinga didmiesčio epidemija, paplitusi po paskutiniosios pandemijos, išplatins naująjį užkratą, niekiek nesibaimindami, turistų ir žioplių miniai, šlifuojančiai promenadą, kaip patį geidžiamiausią brangakmenį.
iš amžiams prarastos hercogų karūnos, ko gero nuskendusios kavoje. Naujokynas. Naujokyne galima melstis visų 5 kontinentų kalbom. Didžiosios maldos namuos pasikeisti padangas, profesiją, pažiūras, rasę, hobį ir sąžinę, iki išprotėjimo mušti būgną, žiūrint į nostalgiškai ir labai simetriškai rūkstančius kaminus, su pačiūžomis žiemą vasarą skrieti ledu, kai jau kitos išeities nebelieka. Pabendrauti apie sugedusią liftą ir kaimynų vilkšunį, jeigu moki teisingą kalbą ir nereikia vertimo, apie mopsą ir pudelį, paliekantį krūvą po alyvų krūmais, čia greit gali išmokti naudingų profesijų, beldimo, kalimo, smūgiavimo ir vartojimo, svarbiausių egzistencijos formų. Be abejo, matematikos. Pavyzdžiui, kad už 3 tuščius mineralinių butelius gali nusipirkti 2 prancūziškas arba kaizerio bandeles, vakare gal ir visos 3 išeitų. O kur dar gelžkelis, akimirksniu išmokantis geografijos, susistūmus trūkstamą dozę, šaunantis vertikaliai ir nuskraidinantis tiesiai į Rumuniją, Graikiją, Baltarusiją ar kitas draugiškas arba nelabai šalis. Ir aišku, Sosnovskio barščiai bei kitos invazinės rūšis giliai įsiskverbia į sąmonę, jei pristigtų tikėjimo arba kaifo, išmokys botanikos pagrindų. Dar vieną trumpą labai. Gerai? Labai trumpą. Medžiai iš Kuršių nerijos. Medžių pavasarinis šokis saulės atokaitoje, kur šešėliai su samanom šoka. Natūralus apšvietos amžiaus apšvietimas. Natūralus apšvietos amžiaus apšvietimas ties Naglių kopomis, nes švyturių metai vis dar šviečia autobusų stoteliai, sugrįžtu į pradžią, iš kurios pamažu vilkėsiu, kaip pušis vilkėja džiūdamos, apaugdamos kerpių kailių, nes tokia yra jų dalia. Ačiū. Ačiū. Verdenė Monika Valkiūnaitė, po jos skaitys Indrė Valantinaitė. Sveiki. Turiu vieną seną ir vieną šiandienos. Moteris ilgais plaukais peroksidu išsibalina plaukus, kruopščiai makiažo pagrindu dengia veidą, žvelgia į veidrodį, beveik be bruožų, lygaus tono oda susilieja su kreminė siena už nugaros ir išnyksta. Moteris. Saulėje nusvilęs veidas, už abiejų rankų laiko vaikus, jie tempia į kairę, į dešinę, jis sako palaukti, prašo supinti margas plastikinės kasytės, atsisėda ant suoliuko, žiūri į telefoną, negirdi, nemato, žiūri į telefoną. Moteris, gausiai pripūstos lūpos, 2 dalių kostiumėlis, dengia užpakalį, truputį krūtinės, apkabintas stambaus vyro, eina pro šalį. Nutrupa pokalbis. Žinai, tai jo, žinai. Nežinau, pokalbis labai sutrupėjęs. Moteris, ant suoliuko maitinanti kūdikį, apkeičia krūtį, čia baigęs pasaulis, prasideda kūdikio verksmas. Va dabar, pinu vaikams spalvotas kasytes, esu moteris didžiausias pasaulio kūdikis, žiūriu į telefoną, vis dar nežinau. Dabar klausausi verkimo muzikos ir į šaltą vandenį brendu lėtai, kai ruduo, kai baigėsi lapkritis, kai ant medžio nebėra lapų ir nuogas miškas atsidengia pilkais kamienais. Kai mamai pradėjo slinkti plaukai, kartu ieškojom skarelių,
kurios gražiai gultų prie veido. Ieškojom tinkamų užrišimų, beveik niekas netiko. Kai kurie deriniai atrodė juokingai, krizeno. Čia taip tylu, tik ratilai nuo kūno į tolį prasipila, girdžiu, kaip gilumoje raibuliuoja vanduo. Ramybė susigeria į plaukus, sustingsta ant veido, giedriai yra pilkieji rudens debesys. Slysta kūnų vanduo, braukia mergaičių, miegančių žuvų uodegos palei mano kojas. Undinėlė, išlipusi į krantą, neteko balso. Kiekvienas žingsnis kėlė skausmą, bet įvaikščiojo. Išlipsiu į krantą, mano kojos bus du pagaliukai, kuriais remsiuosi į pagrindą. Kiekvienas žingsnis klimsiu patežusią žemę. Įsijungsiu verkimo muziką, važiuosiu, niekam nieko nepasakosiu. Iš vandens lipu lėtai, taip lipa į krantą, pirmosios žmonės primenančius būtybės. Tada jie dar neturėjo balsų, nieko negalėjo vieni kitiems pasakyti. Nieko negaliu kitiems pasakyti. Klausausi verkimo muzikos, važiuoju. Ačiū. Ačiū Verdeniai Monikai, kviečiu Indrę Valantinaitę, o po jos skaitys Justina Žvirblytė. Ir liks tik dar viena dalyvė. Indrė, nešoksi prie paminklo? Sveiki. Kadangi vakar galvojau, kuriuosgi čia eilėraščius pasirinkti šiandienos skaitymams, o vakar pliaupė kaip iš kibiro, tad šiandien tokia premjera perskaitysiu dar niekad neskaitytą eilėraštį. Dievo motina lietuje. Su džinsais ir permirkusiais sportbačiais. Autobusų stotelėje vienplaukė be skėdžio. Taip netikėtai prapliupo lyti jai grįžtant iš susitikimo su angelu. Mintise vis dar bando įtikinti save, kad jai neprisisapnavo, kad yra visiškai sveiko proto. Duok man ženklą, kad nesu išprotėjusi. Duok man ženklą, kad nesu išprotėjusi. Virpančiais pirštais perskaičiuoja monetas. Kišenėje randa lygiai tiek, kiek reikia kelionės bilietui. Na ir antrasis, kurį šiandien perskaitysiu, yra tiesiog, man atrodo, tokia kaip ir, bent jau mano asmeninė tradicija, tai iš poezijos pavasario almanacho pasirinkti eilėraštį. Atvirlaiškis. Siunčiu tau dovanų savo miestą. Pasirašau vardu ir pavardę po šios dienos data. Kitoje pusėje, antikvarinėme knyginėlyje, įsigyta Bulhako nuotrauka. Dulkių kvapas, šviesos šuoras Švento Kazimiero koplyčioje atgyja ir perskrodžia šimtmetį. Tos pačios maldos, tik kitos lūpos, o tolėliau matyti amžinoji verbų močiulytė. Jeigu luktelėsi porą akimirkų įdėmiai sulaikę žvilgsnį, ji išties virpančią ranką ir įspraus tau į delną 10 kapeikų grąžos, kad turėtum ką įmesti į tokio pat amžino smuikininko futlerą. Girdi, tai paskutinio sekmadienio melodija be perstojo vingiuoja Pilies gatve iki pat šio sekmadienio. Pralkęs smuikininkas perskaičiuoja variokus, kurių jam užteks iki pat pasaulio pabaigos. Pašto dėžutės tamsa praryja svarbę žinią. Iki miestas vėl atgis nuo tavo žvilgsnio, tavo rankose. Sugrįžk greičiau. Ačiū. Ačiū Indrei. Kviečiu Justiną Žvirblytę, o ruošiasi Gabija Kopustaitė. Ir tai jau viskas, ką mes šiandien turime. Labai džiaugiuosi, kad mes visi ir visos dar čia. Justina. Gerai. Sveiki.
Mano galvoj, pasišokinėdama per kalnelius, skuodžia Berlyno greitoji. Ir tie monolitai tokie, ir mes, lietus aišku ir vėl. Sėdžiu ant suolo muziejuje, savo pačios kontūre, stebiu, kaip laksto lankytojų akys, jos visai nieko nepagauna. Čia labai daug vagių, jie nepajėgus išvogti tik nerimo, jį drąsiai nešioju galinėje kišenėje. Oro uoste atsiduriam anksčiau nei įprastai, lėktuvai nekyla, nes dangus užsidarė. Tolumoje aimanuoja ta velnio greitukė. Gerai, jau gerai, negirdžiu, bet žinau, ji yra. Ir žinau, ką ji veža, neužspringusi kūdikį, nekraujais paplūdusią moterį. Ji veža savo signalą, savo debesis dreskinti garsą. Ji veža drėgmę ir pastovumą, kuris bet kada subirės. Sutikau savo Jėzų Estijoje. Susitvarkęs, nusiskutęs, atsigavęs, kalbėjomės. Po paskutinio pachmo, kai Emajegi pasikrikštijo visos žuvis, per savaitę tik vieną gėrimą. Skundžiausi. Dievas sulaužė man šonkaulį, bet nieko iš jo nepagamino. Kultūrkės tvora buvo kiek per slidi, kokšt gaudau orą, prisimenu neparašius to rašinio, nepagloščius visų įdomių akmenų, surinktų žvyro krūvoj prie liepos. Mano numeris 1 paukščių laidojimo vietoj, tikiu, visos zylės ir sniegenos nukeliaudavo tiesiai atgal. Kiek ten tebuvo to gyvenimo? Jėzus paima mane už rankos, pagamino prisiminimą. Negrabų pilve kyšantį siužeto vingį, tau tereikia tikėti, kad ir tu nukeliausi atgal. Jėzus pauosto gėrimą, posūkių nuliuoksi sekmadienis, šventus purslus kedena, Emajegio žuvis. Atsisveikinam, apsimeluodami. Ačiū. Ačiū, Justina. Kviečiu Gabiją Kopustaitę. Cirko diena. 1. Sakai, kad Viljamo Bleiko nėra. Man atrodo, kad Budos irgi. Ir šito krokodilo vilnelėje. Ks. Taip pasisveikinę negalime dingti turistų masėje. Negalime dingti. Jie spardo paukščius ir į plaukus segasi plunksnas. 2. Ir uždaryk mane kaskadininkę į dėžutę. Pakabink po tiltu, aš mailius. Apačioje klapsi almančios žiaunos, aidi talpūs skrandžiai. Ir išsitrauk dekoratyvinį peiliuką. Kai sapnuosiu, mano dalys bus nesuskaičiuojamos. Audra. Tąkart prieš klausydama terapinės poezijos miške pjoviau šaką kišeniniu pjūklu. Ji buvo per ilga sapnų tinklui apjuosti, per ilga, kad tilptų į liftą. Žinojau, kad ten medituosime, žinojau, kad vėluosiu. Šaką radau akimirką iki sprogimo. Ir pradėjau slidinėti. Audros debesų tarpuose mojavo geltonos rankos. Tada pamirždavau, kad gimtadieniais liūdna, kad samsara yra balandis po senojo bokšto palangę. Atėjau su pjuvenomis ir švendrais, žinoma, meditavau, kaip tolumos prerijų kaktusas, kaip dumblina runa po vandeniu. Vietoj žodžių liko reginys. Nosies įlinkių ropojantis berniukas, medinis laivas, pilnas gyvūnų. Mes ir mes, šnopuodami, šypsodamies, kad pagaliau apsėmė vandenys ir skęstam, neužmynę nei vienos sraigės. Ačiū. Labai ačiū Gabijai Kopustaitei. O dabar artėja tas momentas, kai reikės išdalinti stebuklingą
krepšį, vadinamą tašę, į kurią telpa visa teorija ir visa poezija, ir menas, ir civilizacija. Viskas iš tikrųjų telpa į tą tašę. Jeigu pasižiūrėtumėte tarpukario lietuvių tapytojus, ypač į ankstesnę ekspoziciją Nacionalinės dailės galerijos, tai ten pamatytumėt, kad visi arsininkai tapo kokią nors lietuvišką tapybą, tokia sodyba, kokie medeliai, keleliai, o ten močiutėlė, žinoma, su pintinėle. Bet nėra šiaip savo močiutėlės, jinai negali, kaip kokie prancūziški flaniorai, išeiti savo ir vaikščioti po gatves. Gerai, tai čia tokia įžangėlė. Kviečiu aš Virginiją Kulvinskaitę, kuri yra pirmoji Žemaitės tašės premijos laureatė ir viena iš mūsų Žemaitės tašės komiteto narių. Gal ir kitos yra, Lina Buividavičiūtė, prašom, Linai, mes čia tokį kolektyvinį, kaip sakant, organą turime, visą organizmą, kaip rašo Audronė Žukauskaitė, dabar yra į organizmą orientuota ontologija. Taigi, ir kągi mes turime? Ar dar yra iš Žemaitės tašės komitetas iš laureačių? Virginija Kulvinskaitė, Vaiva Grainytė, Enrika Striogaitė, Lina Buividavičiūtė, Aušra Kaziliūnaitė, Ramunė Brunzaitė, Patricija Gudeikaitė ir aš kaip steigėja. Tos kitos yra išskridusios į šiltuosius kraštus arba į poezijos pavasarius, taigi mes būsime trise. Tai kas nori paskelbti? Vat Virginija paims ir paskelbs. Tadam, ir šių metų Žemaitės tašės premijos, garbingos premijos skiriamos už šiais metais išleistą poezijos knygą, kuri grakščiai ir grubiai ir įspūdingai ir subtiliai ir tyliai peržengia tradicijos rėmus ir prakalba savitą kalbą. Laimėtoja yra Agnė Žagrakalytė ir Žemaitės tašė jai įteikiama už poezijos rinkinį Liekamieji reiškiniai. Tadam! Agnė šiais metais negalėjo su mumis būti, nes jinai dalyvauja poezijos pavasario renginyje Šveicarijoje. Tai tikiuosi, kad apsidžiaugs sugrįžusi ir kadangi jinai kaip ir čia yra su mumis tik tai savo knyga, tai aš paskaitysiu 2 trumpus eilėraščius, vieną pirmąjį, o kitą paskutinį, o čia yra Žemaitės tašė. O čia įsivaizduojama Agnė ją gauna. Taip. Pirmasis eilėraštis. Štai karalaitė. Daili, raumeninga, lanksti ir liekna, kaip žaibas kiritas. Štai karalienė. Vidinios viršelios murzina prakaito druska, žalias įstangos kvapas ir išoriškai tramdomos panikos šuorai, ir nuovargio rūkas, ir degantis plaučiai, ir liepsnojantis riešai, kruvini krumpliai, jėgos vandenynas, tamprus raumenynas, nebėr ko prarast, nei atrast, kaip skersvėjis piktas. Abi su kasa aplink riešą, karalienė, karalaitė, kuri, kurią, kas, ką. Ir paskutinysis eilėraštis. Balkonai krenta lengvai, be garso, kaip pelenas. Krentančių balkonų siaubo siūpsnis. Aš viename tų balkonų. Aš visuose tuose tūkstančiuose krentančių balkonų. Aš krentu iš proto viešpatie. Yra tame siaube lašas nuodo ir lašas saldumo. Ir dar Lina galbūt kažką pridės apie Agnės knygą ir kodėl mes ją apdovanojom, ar tiesiog subjektyviai ką nors. Tai labai trumpai, man labai patinka gyvastingumas Agnės poezijos ir autentiškumas ir drąsa sakyti būtent taip. Buvo daug puikių knygų nominančių šitai premijai, bet nusprendėm
kad Agnės Žagragalytės būtent knyga, dar ir todėl, kad mūsų manimų ji gal buvo šiek tiek pražiūrėta, nežinau, gal sakau ir subjektyviai nuo savęs. Bet žodžiu, švęskim puikią poeziją. Labai džiaugiuosi, kad laureatė yra Agnė šiemet. Tai ačiū labai Žemaitės Tašės komitetui, dėkoju. O dabar yra toksai mano subjektyvus priziukas, tai yra Žemaitės maišelis, kurį jau tada aš savarankiškai teikiu ir teikiu jį už debiutą, kuris man pasirodė išskirtinis, o šis debiutas man labai prie širdies ir dėl poezijos, ir dėl radijos, dėl tų visų bangų, ir dėl to, kad autorė yra kartu ir aktyvistė. Kažkaip man šita poezija tokia tikrai brangi ir aš norėčiau pakviesti Rūtą Vižintaitę, kuri išleido knygelę Liuksemburgo jūra, paskaityti eilėraštį ir noriu ją įteikti Žemaitės maišelį už debiutą. Čia aš nežinau, ar iki Vilniaus atskrenda gandai dėl to aktyvizmo iki jūsų, bet Kaune reikia būti ne tik poetais, bet ir piliečiais paskutiniu metu. Tai ir premijas skirti baudom už laisvą žodį. Tai va. Nežinau, esu paskaičiavus, kad Kaune nuomonė apie Matijošaitį kainuoja 6 mano eilėraščius. Tai pasakyti. Ir jūsų 6, tai o dabar kažką. Tai ta pilietinio pasipriešinimo tema, kadangi dar gegužė, apie Kalantą. Kalanta yra titnagas, laukinės istorijos rankose, kaip rykštis ištryškus iš radijo ir protėvių prakaito. Gegužė jo mylimoji, plaukais palaidais miesto sodo, pasipuošus ugnies suknute, amžinai prisimins pasimatymą. Tikiuosi, nebebus tokių situacijų. Labai ačiū Rūta, labai sveikinu. Rašyk toliau, kovok toliau. Labai lauksime iš visų, ir iš Rūtos, ir visų poečių naujų eilėraščių. Aš noriu tikrai nuoširdžiai jums padėkoti, kad skaitėte, kad kūrėte, svarbiausia, kad kūrėte, kad nesustojate, nors dažniausiai gyvenimas nėra pati palankiausia terpė kūrybai, bet nepaisant to, jūs vis tiek sugebate rašyti ir tai yra labai daug, tai yra svarbu mums visom, tai yra svarbu literatūros procesui. Ir pačiai pabaigai aš norėčiau pasakyti tokį dalyką. Gal jūs skaitėte, bet kuriuo atveju tikriausiai girdėjote, kad jau yra užsimota nukelti Salomėjos Nėries paminklą. Tai nepaisant to, kaip jūs vertinate Salomėją Nėrį, manau, kad svarbus dalykas yra pagalvoti apie mūsų kultūros vektorių. Tai yra, ką mes vertiname. Nes jeigu pažiūrėtume į apklausas, tai visuomenė maždaug yra pasidalinusi po lygiai. Pusė žmonių galvoja, kad reikia nukelti, kad reikia ją vertinti pirmiausia kaip išdavikę. Kita pusė žmonių galvoja, kad jinai vis dėlto yra pirmiausia poetė. Tiesa yra tokia, kad jinai yra ir išdavikė, ir poetė, bet galvojant apie žmogų, apie jo reikšmę kultūroje, turbūt svarbu pažiūrėti, ką tas žmogus mums davė. Tai Salomėja Nėris vis tiek yra ta poetė atraminė, kuri parašė labai svarbius tekstus lietuvių literatūroje. Ir kas yra svarbu, kad tie žmonės, kuriuos jos poelgis, jos tas pasirašytas stojimas į Sovietų sąjungą, ta deklaracija, tas Stalino paėma, atrodo, turėjo labiausiai užgauti. Tai pavyzdžiui, Lietuvos partizanai ir yra poetės Švabaitės liudijimas, jie neturėjo jokio pikto, tremtiniai skaitė Salomėjos poeziją ir panašiai. Tai man labai įdomu, kad šitie žmonės bandė ją ištraukti iš to, nepalikti tam sovietizmui, o mes vis dėlto galvojame, kad esame tokie aukščiau visko ir galime pasakyti, kad
šitas Vlado Vildžiūno paminklas yra vis dėlto paminklas išdavikė, o ne poetei. Man labai įdomu, kaip tai yra nustatoma. Dar kalbant apie paminklą, tai paminklas ir pats yra tekstas, paminklas irgi kalba. Tai tai nėra socialistinio realizmo paminklas, tai yra labai modernus paminklas menininko, kuris pats buvo disidentas ir kalbėjosi su Keliuočiu, kuris irgi buvo disidentas. Ir Keliuotis jam papasakojo tokią istoriją. Čia liudija Vlado Vildžiūno dukra. Jisai pasakojo, kad sutiko Salomėją ir pasakė: Salemutė, o kągi tu padarėjai? Ir jinai ten apsipylė graudžiomis ašaromis. Ir šitas liudijimas, šitas pasakojimas apie susigraužusią poetę labai įstrigo Vildžiūnui ir užtat tai, ką jūs matote tame biuste, tai nėra toksai optimistinis poetės vaizdinys, tai yra susigraužusios poetės vaizdinys su šita raukšle kaktoje. Ir tas įdomu, kad netgi tuo metu sovietiniai nomenklatūroje tai nepasirodė pakankamai herojiškas ir šlovinantis vaizdinys, nes Vildžiūnui iš honoraro nuskaičiavo 50 rublių. Žodžiu, nepadarė. Žodžiu, kas yra įdomu, kad to laiko žmonės stengiasi nedaryti tų sovietinių ikonų, stengiasi atsikovoti tą kultūrą savo, o mes dabar remiamės pažyma, kuri beveik ištisai cituoja sovietinius laikraščius ten ir bandome viską nutempti tik į vieną pusę. Tai manau, kad toksai požiūris į kultūrą yra labai ribotas ir mum iš tiesų labai žalingas. Na ir pabaigai tada aš paskaitysiu Salomėjos eilėraštį iš rinkinio Prie didelio kelio. Čia faksimilinis leidimas. Maironiui. Sako, mirdamas mane tu keikiai, o numiręs surustėjai dar labiau. Lygi šiol aš negaliu vis atsipeikėt, juk tave mylėjau ir gerbiau. Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti, ar galėjau tais pačiais keliais? Gena, gena pikto dievo rykštė, atgalion ir atsigręžti neleis. Aplink žemę skridusi su vėtrom, vėl išgirsiu mylimus vardus. Tik akmuo, paduotas duonos vietoj, bus man atpildas skurdus. Ir nenoriu savo geresnio nieko, tik prie žemės prisiglaus brangios. Būti tėviškės arimus lieku, mėlyna rugiagėlė rugiuos. Na tai ką, Salomėja, vat ir pasižiūrėsime, ko mes visi tavo skaitytojai, poezijos vertintojai esame kažkuria prasme irgi verti. Ar mums pavyks apginti šitą paminklą, ar tiesiog, kaip dažniausiai ir būna, kažkas naktį atvažiuos ir nukels, kažkur nugrūs. Ir žinote, kas baisiausia? Baisiausia, tai paminklai tai yra simboliniai ženklai. Bet baisiausia, kad žmonės patys išsigąsta ir paskui, kai jau pavyzdžiui, kokie japonai kreipiasi į ambasadą, ar ne japonai, kažkokie kiti žmonės sako, gal haiku mums galite atsiųsti lietuvių poetų, tai tarp kitų poetų atsiunčia ir tokį trumpą, gamtišką, labai gražų Salomėjos eilėraštį, trapų, kokių jinai daug prirašiusi. Ir tada paaiškėja, kad Salomėjos jau nedrįstama jau jos kažkaip įtraukti, arba ten kokioj dainų šventėj dainuoja Salomėjos žodžius, tai paaiškėja, kad daina Kernagio. Na žodžiu, tiek pamastymui, bet labai ačiū. Ačiū už gyvą žodį, ačiū už jūsų kūrybiškumą, ačiū, kad esate ir kad kūrėte. Kurkite ir toliau. Sėkmės. Kitais metais vėl susitiksime prie Žemaitės ir skaitysime savo labai rimtus ir idėjinius, ir piktus, ir kokius tik nori eilėraščius.